Sveiki! Šiandieną pakalbėsime apie tokius uždavinius, kurie turi kitų mokslo šakų prieskonį. Tai matematika yra labai susijęs mokslas ir su kitais mokslais. Tai šiandien pasižiūrėsime, koks santykis gali būti su chemija ir spręsim tokį uždavinį, kuris labai yra panašus į chemijos uždavinį, bet iš tikrųjų tai čia yra tikrai tik tai matematika ir reikėtų galbūt tiesiog įsivaizdavimo, kas ten vyksta, kurį mes gauname iš chemijos pamokų. Tai kas čia vyko? Turime indą, kuriame yra 7 kg 63% rūgšties tirpalo. Kas atsitiko? Jonas 1 kg tirpalo nupylė ir po to į indą įpylė 1 kg vandens. Kiek procentų rūgšties turi gautas mišinys? Tai jeigu mes turėjome 7 kg tirpalo ir nupylėme 1 kg tirpalo, tai mes dabar turime jau nebe 7, o 6 kg 63% rūgšties tirpalo. Tai ta koncentracija nepasikeitė, nes viskas tenai yra ištirpę ir koncentracija liko ta pati. Tai dabar mes galime apsiskaičiuoti, kiek yra rūgšties mūsų turimame tirpale. Tai aš 6 kg dauginsiu iš procentinės išraiškos, tik tai, kad dauginsiu ne iš procento, o procentus pasiversiu jau iš karto į dešimtainę trupmeną ir kai sudauginsiu, gausiu, kiek yra tos grynosios rūgšties tame tirpale. Tai sudauginus gaunu, kad tai yra 3 sveiki ir 78 rūgšties. Tai tiek turime rūgšties tame tirpale. Kas tada atsitiko? Buvo įpiltas 1 kg vandens. Tai jeigu įpylė 1 kg vandens, tai mes turėjom 6 kg to mišinio, pridėjom dar 1 kg ir jau dabar turėsime 7 kg to mišinio tirpalo, kaip čia pavadinsi, taip nepagadinsi. Ir ką mums dabar reikia apskaičiuoti? Mums reikia apskaičiuoti naująją koncentraciją. Tai mes turime 3 sveikus 78 rūgšties, padalinsime iš viso tirpalo masės iš 7 kg ir padauginsime iš 100% ir ką mes čia gausime? Gausime, čia dar procento ženkliuką būtų gerai užrašyti, gausime 54% koncentracijos naująjį mišinį. Tai kokia logika turi būti? Tai jeigu aš įpilu į kažkokį tirpalą vandens, tai tų medžiagų koncentracija sumažėja, nes vandens būna tada daugiau, tas tirpalas atsiskiedžia šiek tiek. Tai jeigu būtumėm gavę kažkokį tai didesnį procentą, tai reikėtų galvoti logiškai, kur padarėme klaidą. Tai šiandien tiek. Nepamirškite prenumeruoti, rašyti komentarų ir į elektroninio pašto adresą, kurį rasite YouTube kanalo apraše, galite siųsti uždavinius, su kuriais jums kyla iššūkių. Ir pasistengsiu padėti ir jeigu tas uždavinys bus vertas atskiro video, įrašysiu atskirą video. Tai šiandien tiek ir susitikime kitoje pamokoje.